O, galėsi šitais flomasteriais paišyti ant drabužio, po to juos plauti, vėl paišyti, vėl plauti, vėl paišyti ir vėl plauti, vėl ir paišyti ir vėl plauti, o po to su plastilinu viską apklijuoti. Super. Sveiki, su jumis Unboxing LT ir šiandien ant mūsų stalo siuntinys iš Pigų LT. Na, Pigų LT jau beveik visi pas mus yra apsipirkę, pusę Lietuvos visi pirkę, visi susidūrė su jais. Kai kam tai patinka, kai kam nepatinka, asmeniškai man, aš net nežinau, ar patinka ar nepatinka, bet šitas siuntinys, tai čia yra visokios dažlinuko prekės, kaip sakoma, dažai, flomasteriai, pieštukai, nežinau, žmona viską nupirko, man sakė, atnešiau tu viską, išpakuok ir žiūrėk, ką čia gausi. Aš tik tai, gerai, aš dabar pakuosiu ir iš karto kalbėsiu. Kalbėsiu apie tai, kad kas man nepatiko Pigų LT. Nepatiko Pigų LT, tai ne, kaip jūs manot, mes užsakinėjom šitą paketą per LP Express, kadangi, na, iš esmės atsiėmimo galimybė yra tokia, kad važiuoji į šiaurės miestelį, bet rugsėjo mėnesį važiuoti Vilniuje į šiaurės miestelį, nu, atsiprašau, geriau iš vis niekur nevažiuoti. Bet ir į šiaurės miestelį taip pat. Tai yra galima visur važiuoti, bet į šiaurės miestelį geriau nevažiuoti, ten visą laiką kamščiai. Ir jeigu ten išvažiuoji su mašina, tai galima sakyti, kad beveik vos ne pusę dienos ir sugaiši. Taip, kad važiuoti net, dėl to mes pagalvojom, gal sakysime, per kurjerį Vinipak, per Vinipak kurjerį tada per brangų, tada per LP Express, tada kitas problemos buvo to, kad ten, kur mes gyvenam Vilniuje, pasirodo, į tą pašto skyrių negalima įsiųsti šito daikto. Tada teko siųstis prie darbovietės, ten kur mes dirbam, tai tiesiog prie darbovietės į pašto skyrių. Vienu žodžiu, iš tikrųjų nepatogumų labai daug, nu, ne tai, kad daug, bet tiesiog yra šiokie tokie nepatogumai ir sistema man nelabai patiko. Taigi, ką čia mes nusipirkom? Pasižiūrėti. Sąskaitos nėra, reiškia, nežinau ir kainą. Va, nusipirkom va tokius, va, Colorino Kids pieštukus. Na, aš kainą apačioj rašysiu. Čia bus parašyta, jūs pamatysite, taip kad aš kainos nežinau. Va, tokie pieštukai, čia iš Pigų LT. Toliau, teptukų rinkinys, va toksai, va. Mano dabar vaikas bus dailininkas ir galės paišyti teptukus. Tai va, iš pradžių pieštukai, po to teptukai. Žiūrim toliau, liniuotė va tokia va faina, Safari. Kaina irgi pamatysit, kiek kainavo. Toliau žiūrim. Flomasteriai. Alpino Rotuladores. Standart. Aš nevertinsiu šitų prekių, tiesiog pamatysite, nu, kokios kainos. Tiesiog paprastas, pats paprasčiausias išpakavimas iš Pigų LT. Dažai. Alpino akvarelė. Nežinau, ar dažai geri, ar nelabai geri. Na, va tokie va dažai. Va tokie va. Kainelė irgi matot. Nežinau, žmona sakė, kad tai yra pigiau negu parduotuvėje. Toliau, vaikiškos žirklutės. Vaikams. Va tokios vaikiškos žirklutės. Toliau, žiūrim. O čia pas mus, aš net nežinau, kas čia. Čia plastilinas, va toksai, va, plastilinas, irgi, tiesiog iš Pigų LT kainelė irgi parašyta apačioje. Va, toliau ką čia mes dar nusipirkom, toliau nusipirkom va tokią spalvotą popieriaus lakšto, čia irgi spalvoto popieriaus, čia piešimas sąsiuvinys. Nu, pas mane bus vaikas dailininkas, dar vienas piešimas sąsiuvinys, dar vienas piešimas sąsiuvinys ir dar vienas piešimas sąsiuvinys. Vienu žodžiu, piešimas sąsiuvinių prisipirkom daug. Tai nežinau, gal čia kaina atskirai bus parašyta, gal ir už visus. Na tai va tokie va pirkiniai pas mus iš Pigų LT, va tokie va įspūdžiai, kaip sakiau, yra, nu kaip, ne tai kad geri, ne tai kad blogi, bet realiai, nu, pristatymas visas užtruko kažkur tai 4 dienos, po to nebuvo kada į tą paštą važiuoti, kadangi paštas buvo ne prie namų, o prie vienu žodžiu, šiaip iš tikrųjų problemos ir aš nežinau, aš turbūt
turbūt daugiau, na, man tiesiog buvo nepatogu. Bet va, kiek mes visko iš Pigu.lt prisipirkom, va, bus parašyta kokia va bendra kaina, kiek mes čia sumokėjom, kiek čia mums viskas kainavo. Tai tiek. Va toksai va paprastas mažas unboxingas iš Pigu.lt.